Sveiki visi, atėjau į namelį, kaip ir nieko naujo. Ką tik baigiau čia tvarkyti stogą. Čia, bet aišku, čia vis tiek vanduo kaupsis iš po lietaus, karočią. Pilna vandens, dar tenai ant brezento bus toliau biški. Dar tenai, į ten tą kambarį nejau. Tai čia jau pradedu statyti sieną mažą. Va, čia pastačiau grindis. Va, gerai, čia viskas yra. Ir šitas pagalys labai lenkdavos, tai aš va tokį va prikaliu. Va, čia dar galėsim čia prikalti dar į viršų, kad būtų siena, kad normaliai būtų stovėti, ne taip kaip tam kambarį. Va, tenai prikaliu, čia galim dabar. Dabar jeigu šokinėjai, tas tik tai biški linksta, o jeigu čia šokinėdavai, tai jisai tai biški lankstydavos, o dabar... Va, dabar galim šokinėti čia laisvai. Reikės tik tai čia baigti. Manau, kad nedarysiu taip, kaip čia dariau, į tą pusę pagalius. Darysiu va šitai va pagalius, kad, kad reikėtų daug mažiau pagalių. Va čia labai daug pagalių sunaudojau, o jeigu čia galima taip va padaryti ir kuo mažiau pagalių susinaudos. Čia pačioj, va kaip norėsiu čia sieną daryti, va, nes čia dar apačioj bus kaip toks namelis ir čia dar reikės pagalį įdėti. Ir tenai galim bus padaryti sieną. Va, čia į žemę dabar nėra įkasta taip stipriai. Netgi nėra įkasta, tiesiog pasukinėjau tą pagalį. Tai va. Ir, jisai biški ten į žemę, į vidų žemės. Prikaliau su 2 vinim, čia yra 3 vinis, bet viena lankstės pirmin atgal, tai va išėjo. Čia va, čia ne taip stipriai laikos. Čia galim sakyti, nieko nesilaiko, čia viena vinis, kuri laiko pagalį šitą va sienos ir tik tai šitas laikos ir labai stipriai čia viskas kliba. Čia tai nieks neklib, tik tai kai judinu čia į klibą. Va, tai dabar einam į balkoną. Gerai, atėjau į balkoną. Gerai, žiūrim, daug vandens, nedaug. O, čia visas vanduo išbėgo. Ai, tai čia netgi vandens nėra. Gerai, aš čia viską vakar prikaliau, kad vanduo iš čia išbėga. Čia lauk. Tai va kaip gavos. Uiktų namas. Ką tik kojos tenai krito, reikės čia dar kažką įdėti, kad taip nebebūtų jau antrą kartą. Vakar dar tas pats buvo. Tai gerai, visiems ate.